Kai ji kalba apie jausmus, man pasidaro ankšta viduje. Aš nežinau, ką daryti. Aš noriu pabėgti. Buvo vyras X. Pavadinkim jį Gyčiu. Gytis dalinosi. Kai ji kalba apie jausmus, man pasidaro ankšta viduje. Aš nežinau, ką daryti. Aš noriu pabėgti. Kas tuo metu vyksta su kūnu? Atsiranda įtampa krūtinėje. Lyg kažkas iš tavęs bandytų reikalauti daugiau, nei tu gali duoti. Kodėl taip yra? Gytis vaikystėje turėjo mamą, kuri verkdavo ant jo peties. Jis buvo mažas berniukas, o turėjo būti stipriu. Todėl dabar, kai partnerė sako, man skauda, jis negirdi kvietimo artumui. Jisai girdi, tu atsakingas už mano būseną. Ir tada jis atsitraukia. Ne todėl, kad nemyli, bet todėl, kad jis išmoko, kad artumas yra našta. Kartais atsitraukiantis partneris nėra šaltas. Jis tiesiog turėjo per anksti užaugti. Ir ta patirtis užsifiksavo jo kūne kaip blokas. Tai tik vienas iš pavyzdžių, kai sena patirtis užsifiksuoja mūsų kūne kaip blokas ir tada mums nepastebint pradeda naviguoti mūsų elgesį ne ta linkme, kur norėtume. Kai mūsų kūnas pradeda sakyti ne tą, ką norėtume.